Sveiki visi, čia didysis ai tiksliai kanalas, ne tas lemba. Taip, čia Minecraft ir ką tu čia mane išdurinėjai? A ką, žinau, aš žiūriu kažką žaidžia, tai galvoju, įgarsinti reikia. Pasisveikink su Rudžiu. Sveikas, Rudi. Nu, jis tavęs negirdi. Taigi, šią dalį mes pakalbėsime kartu, kad būtų smagiau, nes šią dalį aš pastatysiu savo namus. Taip. Taigi, kas dar nematėte didžiojo Minecrafterio video, nueikit į jo kanalą. O būtinai įveskit Minecraft lietuviškai, arba tiesiog paieškokite didysis Minecraft ir būtinai atrasti mano kanalą. Taip, o dabar mes per video pasigaminsime šiek tiek krosnių, išsikepsime anglies. Taigi, jūs matote, kaip galima dirbtinai anglį gauti. Aha, ir o jeigu nežinot, pažiūrėkit per mano filmuką. Ja. Taigi... Juk reikia pareklamuoti biškelį. Taigi, mes padarysime tokį patį, kaip ir ten buvo. Taip. Tuneliuką iš pragaro akmens. Papasakok davai kokio anekdotą. Papasakosiu aš anekdotą. Duok man pagalvot, kokį čia anekdotą pasakot. Palauk, pagalvosiu. Galvoju. O jetau, iškrito į jūrą mano pragaro akmuo. Ir kokį tavo anekdotą papasakot? Apie ką? Apie ką nori, apie Velykas, va. Apie Velykas nežinau. Nu, pagalvosiu. Anekdotas apie Velykas, Jau girdžiu, kaip prašai. Internetą. Ne, nerašau. Tikrai nerašai? Ne, aš jau draugui rašau. Palauk, aš toj. Na ką, mes grįžome, man šiek tiek sutrukdė. Aha, mama ką sakė? Eik valgyt, lemba! Kiaušinį ant stalo padėti. Nu, žiūrėk, aš tau papasakosiu vieną anekdotą, bet jeigu atsiminsiu. Ateina žmogelis pas daktarą ir sako. Oi, tamsu. Nieko dar nepasako. Daktaras sako, nusirenkite. Nu, aš taip paima, nusirengė, nusimovė, viską trumpikės. O daktaras paima zelionką, prieina prie paciento ir nudažo vieną kiaušinį. Žaliai. Tuomet grįžta prie stalo, kažką ten nusirašo, kažką į tą kortelę, kažką ten pakeversuoja. Duoda pacientui, sako, nueikite į kitą kabinetą. Nu, tas nueina. O ten žiūri, kitas daktaras sėdi. Irgi tas atsiverta kortelę, paskaito rimtų veidų. Sako, vėl nusirengti. Tas vėl visas nusirenga. Daktarėlis paima raudoną rašalą ir nudažo kitą kiaušinį raudonai. Ir kažką parašo į kortelę. Siunčia grįžti antesnį kabinetą. Žmogelis. Šiek tiek sustok. Eina iš kabineto. Įnutarė paskaityti, kas ta ligono kortelė parašyta. Atsiverčia ir mato. Sveikinu jūs, kolegas, su šventom Velykom. Dėkui, jūs taip pat. Taigi, aš atėjau dar kartelį į pragarą, nes man pritruko pragaro akmens. Taigi, aš greit pasirinksiu, tiek greičiau negu smėlis renkas, tai čia nėra skirtumų. Ir kiaulazombių matau aš vėl čia. A, gal biškį pakapojam, kaip manai? Kapoti, jeigu nori. Na ką, ateini čia. O, jetau! 6 užsipuolė, ar kiek? Kas 6? Kiaulazombiai. Tai ko prieš puolį? Nes jie labai gražią mėsytę meta. A, mėsytę pats pasikep kiaulienos mėsytę. Jo. Labai, nežinau, aš tai iš viso labai tingiu kepti mėsą, nes taip nuobodžiai kepas, negaliu. O tai jau geriau kapoti visus kiaulazombius, negu paprasčiausiai pasiimti iš kiaulytės mėsytės ir ją pasikepti? Nu, bet tu man ir keistas. Na ką, taigi, oi, jau pagalau, kad Herobrinas. Ha, norėtum.
Bet iš tikrųjų ten stovėjo Rudis. O gal Rudis ir yra Herobrainas? Tam, tam, tam. Tam, tam, tadam. Tai ką darai, Dariau, papasakok dabar. Taigi, aš darau trečią bunkeriuką. Taip. Ir nuo ko slėpsies? Aš neslėpsiuos, aš jį vandenį statau. Vat dabar toj parodysiu, ką aš statau. Aš statau tokius 3 bunkerius dabar. Čia bus 4 ir sujungsiu visus į vieną ratą. Ir per vidurį aš auginsiu. Kaip ten jie vadinas? Ką auginsi? Nu, tie, kur ilgai auga. Cukranendrės? Javai? Javai, va. Javus auginsim. Nes bus ir labai paslėpta ir man labai patiks ten, kad augtų. Duosi man. Beje, mes su didžiuoju Minecrafteriu žadame už kažkiek laiko įkelti mūsų bendrą video per multiplayer. Ir būtų ne paprastas žaidimas, o nuotykių žaidimas. Ir patikėkite, jisai bus stulbinantis. Bet Taip, dar reikia sulaukti jo. Bet mums reikia vieno paprasto daikto. Serverio. Taip. Taigi, jeigu jūs kas nors, mėly žiūrovai, turite kokį nors serverį susikūrę, ar dar ką nors, ar tiesiog kokį nors žinot gerą draugo, ar kaimyno, ar pusbrolio, ar močiutę serverį, būtinai parašykite mums IP ir mes tikrai apsilankysime ir galbūt net jūsų serveryje kursime filmukus. Taip. Tai va, komentaruose rašykite savo serverių IP. Arba rašykite privačią žinutę Minecraftui arba didžiojo Minecrafteriui. Taip. Na ką, aš uždengiu čia visą vandenį ir spėju, mūsų filmukas baigsis. Toks Taip. Reikia įgolti rytoj į mokyklą. Ant bairio filmukas. Na aišku, dabar aš norėjau pasistatyti namelį, taigi koks čia įdomumas žiūrėt, kaip namas statoma. Na, nebent mes galėtume viską prasukti, bet kadangi mes čia pasikvietėm didį Minecrafterį, tai... Tai nieko nesuksim. Tai... Didysis Minecrafteri, atskleisk savo tikrą vardą. Mano tikrasis vardas yra iš raidės D. Mano taip pat. Mano vardas yra iš raidės D. Mano tas irgi. vardas yra didysis Minecrafteris. Ne, jokauju, mano vardas Domas. Čia tai skaldai tu prikolus. Neskaldau, o kapoju. Tu tik žaisk čia nesijuokęs. Gerai, aš jau baigėme. Na ką, taigi, čia biškai sutrukdė man. Ir mes baigėme savo. Vėl mama sakė eit valgyt. Nu jo, bet ne valgyt, o valgyt patalų. Taigi, nes dabar... Ką? Ai, tiek to jokio skirtumo. Baigim greičiau filmuką, nes mes čia užbėsnom turbūt žiūrovus savo nesąmonėm. Taigi, viso gero ir patys žinote, ką jūs turite padaryti. Paspausti prenumeruoti, paspausti like, paspausti... Nors nepaspausti, pirmą parašyti, po to paspausti komentatuoti. 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 Ir kai visą tą padarysit, nueikit į mano kanalą ir padarykit tą patį. Taigi, gerai. Ir dar mes įkelsime su didžioju Minecrafteriu mūsų dviejų Team Fortress 2 Spyjaus gameplay 2 ant 1 serverį. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Taigi laukite, toj bus smagiai. Viso gero. Viso geriausio.